Europos naujienos kauniečiams. Ir pas metas Europos naujienoms kauniečiams, o šį kartą pakalbėsime apie ES plėtrą. Jau daugiau nei pusę šimtmečio ES nuosekliai vykdo plėtros politiką, bei taip siekia gilesnės integracijos. Šiandien 28 valstybių narių, kuriuose gyvena daugiau nei pusė milijardo žmonių, ES yra saugesnė, turtingesnė, galingesnė bei įtakingesnė nei prieš 50 metų. Kuomet buvo jos pirmtakė Europos ekonominė bendrija, jungusi tik 6 valstybės, kuriuose gyvena mažiau nei 200 milijonų žmonių. Diskusijos apie plėtrą vyksta nuo pat ES susikūrimo. Sąjunga taipogi pasikeičia kiekvieną kartą, kai prie jos prisijungia naujos narės. Kai buvo įdiegtos Europos anglių bei plieno bendrija bei Europos ekonominė bendrija, jos turėjo tik 6 valstybės narės – Belgiją, Prancūziją, Italiją, Liuksemburgą, Nyderlandus bei Vokietiją. Sėkmingas bendrijos klestėjimas ir taikus bendradarbiavimas paskatino prie bendrijos prisijungti ir kitas šalis. Iki šiol ES plėtėsi 8 kartus. 1973 metais prie bendrijų prisijungė Danija, Airija bei Jungtinė karalystė. Graikijai, kurie prisijungė 1981 metais, bei Ispanijai ir Portugalijai, kurios prisijungė 1986 metais, šis žingsnis reiškė sugrįžimą į demokratinių Europos valstybių šeimą. 1990 metais po Berlyno sienos griuvimo bei Vokietijos susivienimo Rytų Vokietija taip pat tapo bendrijų dalimi. Austrija, Suomija bei Švedija 1995 metais prisijungė prie ES. 2004 metais įvyko didžioji plėtra. Į ES įstojo 10 buvusių sovietinio bloko valstybių. Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija, Slovenija kartu su Viduržemio jūros salomis valstybėmis, Kipru bei Malta. Bulgarija bei Rumunija prie ES prisijungė 2007 metais, o visai neseniai 2013 metais Liepos 1 dieną ES papildė Kroatiją. Ir keltas įdomių faktų apie ES plėtrą istorijoje. Didžioji Britanija iš karto įstojo į ES. Dar 1961-62 metais Europos bendrija gavo 4 šalių prašymus prisijungti. Pirmoji plėtra užsitęsė Prancūzijos prezidentui Šarliui de Gaulliui 2 kart vetavus Didžiosios Britanijos priėmimą. Tuo metu jis įtvirtino, kad Britai į bendrijas nori įsijungti tik dėl savo ekonominių interesų, būtent neremdami euro integracijos į politinių tikslų. Todėl nors 1967 metais visos 4 šalis paraiškas pateikė dar kartą, dėrybą su jomis nutarta pradėti tik 1969 metų pabaigoje, kai de Gaullis jau buvo pasitraukęs iš valdžios. Taip pat ES plečiantis į pietus už tai, kad neblokuos naujų narių Ispanijos bei Portugalijos priėmimo, Graikija išsireikalavo kompensacijų per Viduržemio jūros programą. Nuo ES teritorija visą laiką plėtėsi, tačiau kartą ji yra sumažėjusi. Tai atsitiko 1985 metais Grenlandijai referendumą pareiškus, kad ji nebenori būti ES nare. Beje, Grenlandija po 12 metų narystės ES paliko ES ir taip tapo pirmąją teritoriją pasitraukusi iš ES. Pagrindinė ES palikimo priežastis buvo Grenlandijai neprimtina žvejybos politika. Ir kokios narystės ES sąlygos? Dar Paryžiaus sutartyje, kuria 6 valstybių įsteigė anglies bei plieno bendriją, numatyta, jog bet kuri Europos šalis gali prašyti būti priimta į organizaciją. ES sutarties 6 straipsnio 1 dalis teigia, kad sąjunga yra grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėmis ir pagrindinėms laisvėmis bei teisinės valstybės principais. Tai yra principais, kurie valstybėms narėms yra bendri. O ES sutarties 49 straipsnis nurodo, kad kiekviena Europos valstybė, gerbinti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus, gali pareikšti norą tapti sąjungos nare. Trumpiau tariant, ES sutartyje numatyta, kad narystės ES gali siekti bet kuri Europos šalis, gerbinti bei įsipareigojusi propaguoti ES demokratinės vertybės. Tačiau į ES klubą norinti įstoti valstybė turi tenkinti ir tam tikras sąlygas. Jos suformuluotos 1993 metais Kopenhagos Europos vadovų tarybos išvadose dėl vidurio bei rytų Europos valstybių stojimo. Tos sąlygos vadinamieji Kopenhagos kriterijai yra šie. Politiniai šalyse turi veikti stabilios institucijos užtikrinančios demokratiją, teisinės valstybės principus ir žmogaus teisės.
Ekonominiai šalyse turi veikti rinkos ekonomika ir jos turi sugebėti atlaikyti konkurencinį spaudimą bei rinkos jėgų veikimą Europos Sąjungoje. Teisiniai šalys turi priimti Europos Sąjungos teisę bei praktiką ir įsipareigoti siekti pagrindinių politinės, ekonominės bei pinigų sąjungos tikslų. Tai visų pirma administraciniai institucijų pertvarkymo bei pritaikymo prie Europos Sąjungos reikalavimų gebėjimai. Na, stodamas į Europos Sąjungos valstybės turi perimti šalių narių sukurtą aki komuniterę ir negali taipogi atsisakyti kurios nors jos dalies, motyvuodamas to, kad nedalyvavo kuriant tam tikras normas. Dar įvardintas vienas atrodytų ir taip suprantamas kriterijus. Prie Europos Sąjungos norinti prisijungti valstybė turi atitikti geografinį kriterijų, būti Europos valstybėje. Šį kriterijų taipogi įvardinti paskatino procesas, kai 1987 metais Marokas pateikė prašymą tuometiniai Europos bendrijai tapti jos nare. Be to, Europos Sąjunga turi gebėti integruoti naujas nares, todėl turi nuspręsti, kada bus pasirengusi jas priimti. Na, o kaipgi veikia plėtros mechanizmas? Tai stojimo procesas sudarytas iš 3 etapų. Pirma, šaliai pasiūloma narystė Europos Sąjungoje perspektyva. Antra, jai suteikiamas oficialios šalies kandidatės statusas. Nuo trečia, su šalimi kandidate taipogi pradedamos oficialios dėrybos dėl narystės Europos Sąjungoje. Bei per šį etapą šalis kandidatės turi gyvendinti įvairias reformas, kad galėtų priimti nusistovėjusią Europos Sąjungos teisę. O siekiant tapti nare, valstybė pirmiausia Europos Sąjungos tarybai turi pateikti prašymą, kurį bet kuriuo metu prieš ratifikuojant stojimo sutartį galės atsimti. Tarybai gavus paraišką, Europos komisija teikia tarybai laikinąją nuomonę. Joje išdėstomos narystės siekiančios šalies galimybės bei problemos. Tuomet taryba gavusi Europos parlamento daugumos pritarimą turi vienbalsiai nuspręsti ar pradėti dėrybas. Pagal panašų principą valstybės narės taipogi sprendžia, kada ir kokiamis sąlygomis kiekvienoje politikos srityje pradėti bei baigti dėrybas dėl narystės su kandidatėmis. Na, jeigu komisija pateikia palankę nuomonę bei taryba vienbalsiai pritarė dėl dėrybų įsigaliojimo, oficialiai pradedamas kandidatės ir visų valstybių narių dėrybos. Dėrybos abie dėl narystės dėmesys kreipiamas į tai, kada ir kokiamis sąlygomis kandidatės perims, įgyvendins bei taikys ES teisyną, ES taisyklės bei procedūras. Kad dėrybos būtų lengvesnės, ES teisynas padalymas į skyrius atitinkančius politikos rytis. Pavyzdžiui, Lietuvos dėrybose dėl narystės Europos Sąjungoje vyko beveik 3 metus ir dėrybinis paketas toli gražu nebuvo pats lengviausias, nes Lietuvai teko spręsti bene sudėtingiausias dėrybinės problemas – Ignalinos atominės elektrinės uždarimo bei Kaliningrado tranzito klausimas. Visas dėrybų procesas baigėsi tik tuomet, kai visi dėrybiniai skyriai yra uždaryti. Viso stojimo proceso metu kandidačių pažangą bei taipogi pasirengimą narystei seka ir vertina Europos komisija. O dėrybose suderino stojimo sutartį, taryba priima galutinį sprendimą. Stojimo sutartį, kaip ir visas tarptautinės sutartis, turi ratifikuoti visos taipogi susitarančios šalys. Pasibaigus ratifikavimo procedūrai, stojanti šalis tampa visų Europos bendrijos steigimo sutarčių susitarančiaja šalimi, tad nors ir nuolat padedami bendrija išlaiko juridinio asmens statusą. Na, kad šalis galėtų ne tik perimti, bet ir tinkamai įgyvendinti ES teisės aktus, dažnai būtinos didelės reformos. Nautoms šalims gali reikėti steigti naujas institucijas, pavyzdžiui, nepriklausomą konkurencijos instituciją arba maisto standartų įstaigą. Bei paprastai dėl šių reformų prireikia labai didelių investicijų į žinias bei išteklius. ES siūlo daug įvairių papildomų programų bei priemonių, kuriamis taipogi teikiama finansinė bei techninė jų tų reformų gyvendinimo parama. Rengiant šalį narystei, taip pat gali būti teikiama pagalba ir jų infrastruktūrai gerinti, statomi kietųjų atliekų šalinimo įrenginiai ar gerinami transporto tinklai. Šalis kandidatės dalyvauja ir visuomenės sveikatos arba mokslinių tyrimų programuose. Na, o tokia patirtis padeda šalims kandidatėms išmokti tvarkyti lėšas, kurias gaus tapusios narėmis bei supažindinti su ES politikos kryptimis ir priemonėmis. Pavyzdžiui, Lietuvos įstojimo į ES laikotarpiu mes negalėjome pasinaudoti 3 parengtomis narystei programomis. Tai yra PARE, bei taipogi parama, kuri teikia žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, bei ISPA, finansuojami infrastruktūros projektai aplinkos ir transporto srityse. Na, o Lietuvai vien nacionalinės PARE programos apimtyje buvo skirta apie 42 milijonai eurų, iš kurių 60% lėšų buvo skirta institucinių bei administracinių gebėjimų stiprinimui bei nacionalinės teisės aktų derinimui su ES teisinių bei taipogi paruošimui juos įgyvendinti. Kaip, pavyzdžiui, ISPA projektas buvo automagistralės Vilnius-Klaipėda rekonstrukcija baigta 2002 metais.
Na ir dabartinės ES narės kandidatės. Nors kai kurios ES narės reiškia nepasitenkinimą tolesniai bendrijos ribų plėtojimui, ES išlieka atvira naujų šalių narystei bei deklaruoja kiekvienos senojo žemyno valstybės teisę pareikšti norą prisijungti prie bendrijos. Kai kalbama apie ES plėtrą, akis visų pirma krypsta į Balkanų regioną – Makedoniją, Turkiją, Serbiją, Albaniją, Juodkalniją, Bosniją, Hercegoviną. Pažymėtina, kad narystė ES perspektyva tapo pagrindiniu varikliu, užtikrinančių sudėtingų vidaus reformų vykdymą bei regioninį bendradarbiavimą šiuose šalyse. Apie narystę taipogi svajoja ir Kosovas, tačiau šiai valstybei pirmą reikės gerokai padirbėti, kuriant ir įtvirtinant būtent suverenios valstybės principus ir tik tada mąstyti apie galimybę įgyti visavertės ES narės statusą. Bičiuliai, mesgi turime ir puikių dovanų. Dovana tai yra Kauno Europe Direct informacijos centro įsteigtas specialus prizas 352211, Kauno kodas 837. Turime puikių dovanų ir turime elementarų paprastą klausimą, kurį labai nesudėtingai minę galėsite pasimti, kaip ir minėjau, labai šaunų dovanų. Dovanų, kurią šiandieną įsteigė Kaunas Europe Direct informacijos centras 352211, Kauno kodas 837. Turiu vieną klausimą, jeigu labai sunku, tai galėsiu ir variantus galbūt duoti. Radijas, labą rytą. Labas rytas. Ko vardu? Vytautas. Vytautai, kuri ES šalis kandidatė prie ES vartų laukia ilgiausiai? Tai yra prašymas stoti ES padavusi jau seniai, bet vis dar nesanti ES sudėtyje. Dažnai apie šią šalį kalbama. Pakartokit dar kartą. Kuri ES kandidatė prie ES vartų laukia ilgiausiai? Na, ta šalis dar nėra ES narė, bet labai norėtų ją tapti. Turinti be galo daug gyventojų. Ukraina. Ne Ukraina. Galiu pasakyti, kad kalbant apie tą valstybę, tai bent jau mūsų tautiečiai vasaros metu į tą šalį labai dažnai keliauja ir bent jau kurortai šios valstybės yra labai vertinami. Radijas, labą rytą. Labas rytas. Labą rytą, ko vardu? Sandra. Sandra, bandom įminti klausimą, tai kuria ES šalis kandidatė prie ES vartų laukia ilgiausiai? O tai variantų duosit? Galiu duoti. Tai variantai galėtų būti tokie: Juodkalnyje, Turkija arba Serbija. Tai galbūt Turkija. Teisingai, Sandra. Sandra, telefono ragelio nepadėkit, net ir paaiškinsiu, kaip dovaną pasimti. Gerai? Gerai, dėkui. Gerai, geros dienos, iki. Primenu, kad būtent Turkija ilgiausiai kol kas laukia savo eilės, o visai netrukus mes vėlgi grįšime ir toliau kalbėsime apie ES plėtrą.